kokia tavo gyvenimo misija? Dažnai žmonės užsiduoda šitą klausimą sau ir ten būna dešimtmečių paieškos. Ar esi kažkada užsidavus sau tą klausimą? Jo, irgi galvoju misija. Tai aš manau, kad kiekvienas misija, nes ta misija daugam asocijuoja su to kažkokia didybė. Va čia aš jau misijoje. Ir aš pati taip pat irgi galvoju, va tai kokia čia ta misija man kažkaip išsiskirti ar kažkaip. Ir paskui galvoju, kad iš tikrųjų taigi genialumas yra tam paprastume, toj mūsų kasdienai. Tai tas nu, man patinka, kai man, sakykime, parašo žinutę, kad kažką įkvėpiau, kad kažką motyvavau mokslus pradėti, darbą keisti, ar tiesiog daugiau laimės atsirado šeimoje, ar vat, kažkas tokio. Ir aš galvoju, kad galbūt tie va tokie paprasti dalykai, tavo ta šypsena, tavo tas toks dalinimasis, na, savo gyvenimu, savo ta vat, patirtim ir Mhm. galbūt tai ir yra mūsų ta Mano vat, misija. kamera truputėlį A, griūna. Aha, kaip viskas čia. gerai. Girdi tave. Mhm. Tai va, galvoju, kad Žinai, galbūt tai. skamba gal netgi nu, buvimas savimi ir transliavimas savo va tos ir energijos, ir Taip. žinutės, ir pozityvumo, ar ne? Va toksai. Aš manyčiau, galbūt tai, nes realiai, nu, per ką tu gali kitus įkvėpti? Ta prasme, per kitų mintis, nu, galbūt, bet tai yra autoriai, kurie įkvėpia. Bet greičiausiai per save, per to, koks tu esi ir kaip tau pavyksta tas gyventi. O kaip sakai, optimizmo aš turiu, ar ne, daug, tai kaip vat man pavyksta tą optimizmą išlaikyti galbūt ir kitą tai įkvėps. Manau, kad čia vat ir yra mūsų ta pagrindinė misija kasdienai, kuo mes esam. Kuo Iš daugiau tikrųjų. meilės, kuo daugiau šviesos, kuo daugiau laimės aplink, manau, vat taip turėtumėm gyventi. Aha. O esi užsidavus savo klausimą, kokie didžiausi tavo talentai? Nebuvau užsidavusi, galbūt empatija, nežinau. Man labai patinka, vat, kaip bendrauti su žmonėm, man patinka išgirsti juos ir Mhm. suprasti, ko gero. Mhm. Žinai, nu, va dabar atrodo toksai truputėlį kaip ir receptukas iš tavęs skamba, nu, mano ausim, ar ne? Čia turbūt gal žinutė mano, gal kažkam irgi kitam surezonuos, nes tai, ką mes suvokiam, tai nebūtinai kitiem turi būti ar ne aktualu. Pas tave yra toksai visas fokusas į klientą, ne į mano statusą, kaip aš gražiai skambu socialinėje erdvėje, ar ne, kokią aš užsiauginau ten antpečius, ar kažką tai. Ir tas duoda geriausius rezultatus, o fokusas į save, į augimą. Ne į išaukštinimą, ne į kažkokią tai didinimą būtinai ten žinomumo, prestižo ar dar kažko. Aš save žiūriu, kaip augti, kaip patobulėti, kaip sąmoningesnė tapti. Ir tada automatiškai, kai aš tą gebu, aš atiduodu klientui geriausią savo versiją ir mano fokusas į klientą gaunas. Ir toks atrodo, žinai, sėkmės receptas. O beje, o tu turi receptas, kaip užsiprogramuoti sėkmei? Nes nu, atrodo, kad tikrai nu, turi tų atsakymų, va, kurių mes ieškom ir turi tos išminties ir tos labai gražios patirties. Kaip sėkmei tu užsiprogramuosi veikdamas. Ir O. aišku, vis tiek veikti reikės, daryti reikės, o šiaip tai pasitikėti savim. Tikrai turi tikėti ir aš mėgstu tikrai tą frazę, kad viskas bus gerai. Viskas Mhm. bus geriausiu tau būdu. Daryk. Mhm. Eik, daryk, bandyk. Ir jeigu reikia, klysk, bet Mhm. viskas bus gerai. Mhm. O kas labiausiai augina tavo pasitikėjimą? Ah, nu vėl, čia viskas, žinai, remiasi tą darbą su savim pasitikėjimą. Vėlgi, kokios, žinai, situacijos. E, e, Nu, aš kažkaip galvoju, kad vis tiek pavyks. Tas Kažkaip, žinai, tikėjimas, ar ne? gal nekeliu tiek daug tų klausimų, kad kažkaip stengias, žinai. Jeigu jau chaosas galvoji, tada vėl, žinai, kaip sakiau, daugiau į dabar akimirką, Aha. kad, neleidi savo sudvėjoti
kažkaip Aha. taip. Nu, nes tu nori, tai vat jeigu nori, tai ir turi. Ir tu reiškia padarys. Mhm. Anksčiau ar vėliau, vat, kažkaip taip galvoju. Gerai. O už ką tu esi dėkinga, Dovilė? Už ką norėtum va padėkoti, ar ne? Žinai, kaip būna, žmogus gauna apdovanojimą, ateina ant scenos jį atsiimti už 7 metų įdirbį. Už ką tu norėtum ir kam padėkoti? Man tas 7 metai įdirbis man aplamai jisai yra procesas. Tas nei Mhm. daug, nei mažai. Nu, ta prasme, žinai, kai reikia laiką skaičiuoti, tai, nu, va, tai yra 7. Bet tą dėkingumą, tai aš nuolat praktikuoju, man tai labai labai svarbi iš tikrųjų yra praktika. Ir tiek saulei kylant, tiek leidžiantis, tiek vat prie jūros nueinu, aišku, kadangi žmonių aplink, tai dažniausiai tai mintise gaunasi. Ir tiesiog už šiandieną, už tą stiprybę, už kitą sykį netgi ir už tai, kad, nu va, susitvarkėjai, įveikiai čia tą kažkokį tą chaosiuką, okei, ačiū sau, ačiū tau. Ir toksai tas dėkingumas mane lydinti praktika. Mhm. Kasdien. Tu nepamiršti ir sau Išgyvenu. padėkoti, ar ne, už tai, ką tu padarai. Taip, kurį laiką aš to galbūt nevertinau, bet paskui Mhm. suvokiau, kad tai realiai tai savo irgi turim ir labai stipriai padėkoti. Taip. Tas toks šaunuolė, va, žinai, lyg su vidiniu savo vaiku pasikalbėti, kad va, padarai. Va. Aha. Labai faina.